jūs nesat atsilikę. Jūs gal tiesiog esat pasipetę gyvenime. Visą laiką šitą citatą savo kartodavau, kai nueidavau universitetą. Nes pasižiūrėjus į žmonių gyvenimą ir kaip jų mąstymas yra, kai jiems yra 20 metų, toks peak life, jiems 20 metų ir jie absoliučiai mąsto apie klubus, mąsto apie vakarėlius, mąsto apie kaip jie nusipirks naujus batus iš Vintedo. Bro, come on. Nu, ar čia yra dėl ko didžiuotis? Ne, absoliučiai. Ir visą gyvenimą aš save graužiau, galvojau, kad mano įsitikinimai, mano mintis, mano hobiai, mano veikla yra bullshit. Aš visą gyvenimą galvojau, kad eiti sporto salę kiekvieną dieną, užsirašinėti savo mintis, kalbėti su savim, išeiti pasivaikščioti. Aš maniau, kad tai yra blogas dalykas. Aš galvojau, kad aš atsilieku gyvenime. Tačiau kai pradedi suprasti, kad mano gyvenimas yra 1000 kartų geresnis už žmonių, kurie sėdi universitete ir mano, kad pasigirti, kad ten kažkas atsitiko jiems, ar nusipirko naujus batus, ar ten rėkuoja brainrotus visokius, come on guys. Ar mes jums tai priimsim? Ne, absoliučiai ne. Tai aš noriu pasakyti tokią žinutę, kad jūs nesat atsiliekę gyvenime. Ir tas 1% įdėjimas būti consistent irgi prisideda būti geresniu žmogum rytoj. Įdėkite tą 1% į bet ką. Tai gali būti relationships, tai gali būti naujos kalbos išmokimas, tai gali būti, nežinau, video editinimas. Įdėkite tas 2-3 minutės ir aš jums garantuoju, po metų jūs būsite 37 kartais geresni negu vakar. Todėl prašau, nepasiduokim dėl savo ego, dėl savo įsitikinimo. Nepasiduokim, būkime atviri, būkime pažengę ir aš jums pažadu, jeigu jūs turite tokį mąstymą, jūs nesate atsilikę gyvenime. Jums tiesiog reikia susikaupti ir atrasti savo kelią. Ir esu girdėjęs tokį quotą, tokį citatą, kuri man labai patiko, kad eiti bloga kryptim yra geriau negu visiškai niekur neiti. Tai jeigu jau suprantat, kad einat bloga kryptimi, bet vis tiek einat, jau žinot, kur suklydot. Jums tiesiog reikia pakeisti tą gerą į blogą. Tai simple as that. Bet jeigu visiškai stovit vietoj ir bandot nors 1% pagerėti gyvenime, aš tiesiog atsiprašau jūsų, bet jūs nenusipelnat būti geresniu žmogumi. Tiesiog, aš pasakysiu realybę. Jeigu jūs nenorit tobulėti, jūs nenorit geresnio gyvenimo. Ir aš nenoriu nusiskundimų, kad bet mano gyvenimo sąlygos yra tokios. Bet požiūris į gyvenimą visų gali būti kitoks. Kiekvienas kampas turi reikšmę. Kiekvienas kampas, į ką pasižiūrėsi, turi reikšmę. Tai prašau, pagalvokit apie savo pasirinkimus ir pagalvokit, ar jūs esate iš tikrųjų atsilikę gyvenime, kaip atsilikę. Nes aš žinau pilną žmonių, kurie mano, kad vakarėliai ir alkoholis yra jų išeitis į gyvenime, o jūs working at your ass off salėj, kad gauti savo dream physique, ir jūs manot, kad jūs atsiliekat gyvenime. Niekada apie tai negalvokite.